Sveiki visi, čia kalba Aurimas, www.sėkmėsruletė.lt administratorius. Noriu jums pateikti mokomąjį video, kaip reikia taisyklingai naudotis mūsų dvigubinimo metodu kartu su 5 minučių taktika. Ir noriu jums parodyti, kaip viską taisyklingai pasirinkti. O pasirinkti reikia visada europinę ruletę, nesvarbu ar pro ar special, svarbu, kad būtų europinė. Ir visada, kaip dabar matote, iššoks stalo limito pasirinkimas, rinkitės patį minimaliausią stalo limito pasirinkimą. Tai bus minimalus statymas 1 žetonas, tai reiškia 1 euras, arba doleris, svaras, priklauso kokią valiutą jūs pasirinkote. Spaudžiame. Atkreipkite dėmesį, dabar mūsų kazino sąskaitoje yra 1002 eurai. Eurai yra tikri, pinigai tikri, žaidžiama iš tikrų pinigų. Visas metodas yra pagristas tom, kad reikia statyti tik ant šių dviejų spalvų, juodos arba raudonos. Pradedame, statome 1 eurą ant nesvarbu kurios, galima ant juodos arba ant raudonos, pradedame tarkim ant raudonos, spaudžiame quick spin. Ir štai laimėjome, laimėjimo atveju statau ant sekančios spalvos, juodos 1 eurą, spaudžiu quick spin ir štai vėl laimėjau. Labai gerai sekasi, vis laimiu. Na štai pralaimėjau, prisišnekėjau. Pralaimėjau, tada tokiu atveju dvigubinu sumą ant tos pačios spalvos, statau 2 eurus, spaudžiu quick spin. Vėl pralaimėjau, statau 4 eurus. Na štai laimėjau, vėl uždirbau 1 eurą, statau tokiu atveju ant kitos spalvos, ant juodos, vėl iš naujo 1 eurą. Ir taip dirbame toliau. Metodas gan paprastas, nėra čia kažkas tai įspūdingo. Paprasčiausia dvigubinate ant spalvos, tol kol iškrenta jūsų spalva. Laimėjimo atveju pradedate iš naujo su 1 euro ant kitos spalvos. Pažiūrėsime, kiek per 5 minutės uždirbsime pelno, nes, kaip jau minėjome, visų šių 3 kazino algoritmai yra nustatyti 5 minutėm. 5 minutės jie 100% duoda išlošti visiems žaidėjams, tam, kad jie pagautų azartą, kad užsikabliuotų, kad vėliau praloštų impulsyviai visus savo pinigus. Po ilgų metų testavimo išsiaiškinome visus šių 3 kazino algoritmus, todėl žinome, kaip elgtis. Mes elgsimės protingai ir žaisime neilgiau 5 minučių. Štai laimėjau, 100% buvau įsitikinęs, kad laimėsiu, nes 5 minutės dar nepraėjo, algoritmai nepasikeitė. Po 5 minučių būtina palikti ruletės stalą ir 15 minučių daryti pertrauką tame kazino, kurioje žaidėte 5 minutės. Po 15 minučių atsistato visi algoritmai ir vėl galite toliau žaisti. Mūsų siūlymas būtų eiti ir po 5 minučių žaidimo eiti į sekantį, antrą kazino. Jame taip pat žaisti 5 minutės ir 15 minučių daryti pertrauką. Taip pat po 5 minučių žaidimo eiti į trečiąjį kazino ir jame taip pat žaisti 5 minutės tokiu pat būdu ir metodu. Ir taip pat jame daryti 15 minučių pertrauką. Taip jums gausis 3 pelnas, 3 išlošite.
kaip matote, yra šiame kazino Quick Spin, greitasis sukimas, tačiau kituose kazino teks eiti į Settings arba Options ir nusistatyti Fast Play. Taip jūsų sukimai bus greitieji, nereikės laukti, kol ruletės ratas apsisuks, kol kamuoliukas įkris, tiesiog gausite iš karto rezultatą ir taip jūs greičiau gausite pelną. Pinigų tikrai galima uždirbti nemažai. Tai reikia tik žinoti, štai tokias paslaptis. Jeigu iškristų nulis, žalia spalva, reaguokite į tai, lyg iškrito nepalanki spalva ir dvigubinkite statymus. Kaip nuostabiai kraunasi pelnas. Kaip ir minėjome, per visus 3 kazino žaidžiant galima uždirbti apie 630 eurų per dieną. Mūsų 5 minutės eina į pabaigą. Reikia nepražiopsoti ir būtinai pasitraukti po 5 minučių. Kitaip pasikeis algoritmai ir mūsų šansai laimėti sumažės iki 50%. Dabar kol 5 minutės, kol kas mūsų šansai laimėti yra 100%. Todėl gauname garantuotą pelną. Na ir štai, netgi šiek tiek pavėlavome, bet nieko tokio. 5 minutės jau praėjo ir mes uždirbome, galime sakyti, per 5 minutės 40 eurų. Tai tikrai gan nemažai. Rezultatas tikrai nėra pats geriausias, galima ir geriau. Pagal patirtį išneku, manau, kad jums tikrai dar geriau gausis. Taip kad nepamirškite vadovautis mūsų visom taktikom, metodikom, kurios yra pavaizduotos www.sekmesruletė.lt svetainėje. Šioje svetainėje rasite pačias tiksliausias, teisingiausias taktikas, metodikas ir tikrai linkiu jums sėkmės, gerų emocijų, gražaus pelno ir ačiū už dėmesį. Iki.